Street workoutas tai lietuvio Artūro ir kelių latvių jaunuolių sukurtas judėjimas, kaimyninėje Latvijoje jau tapė socialiniu reiškiniu. Kai šie jėgos akrobatai pasirodė projekte 2 minutės šlovės, pirmą kartą laidos istorijoje visi žiūrovai pasakė patinka. Pamačiusi šią visiškai naują sporto šaką, komisija buvo sužavėta. Aš matau tai pirmą kartą tokius triukus, aš atvirai pasakęs, nesu matęs tokių dalykų. Visi 4 komisijos nariai pasakė patinka ir šiandien jėgos akrobatai pabandys įrodyti, kad jie verti patekti į finalą. Tai ne mankšta ir tai ne akrobatika, tai kūno jėga. Jie save vadina gatvės workoutu. Mėly kalbininkai, nepykit, nežinau, kaip tai išversti, nes pati nesuprantu, ką čia jie dabar darys. Bet aš labai džiaugiuosi, kad galėsiu savo akimis visą šį reginį pamatyti. Žiūrėkite jūs, o aš dar pabalsuoju, nes mano sąskaita nepasibaigė. Nico, that's right. Žmonės su nenormaliais bicepsais ir tricepsais, prieš kurias negali atsilaikyti Rūna. Va, kokie turi būt vyrai, ir jūs matėt, kas čia darėsi. Iš kokio turgaus tu pabėgai? Rodyk, ką turi čia, po šitų švarku. Inteligentė, tu stovėk. Va, kur vyrai. Net aš net pažįstu savo partnerės, kuri kažkaip pradėjo vaikščioti kaip vyras, kuriam veržė kelnes. Pakalbėsim su komisija, kol Rūna parepetuos ant turniks. Kalbėkit, Algi, kalbėkit.
Aš žinai,